Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Jis yra vienas liūdniausiai pagarsėjusių ir produktyviausių serijinių žudikų, kokius tik pažinojo Amerika. Jis mums pasakojo, kad nužudė 33 žmonės. Jo metodologija yra siaubinga. Jis viliojo jaunus berniukus į savo rūsį, kuriuos prievartavo, kankino, o paskui žudė. O jo alter ego liūdnai pagarsėjęs. Jis lankydavosi vaikų ligoninėse persirengęs klounu. Stepheno Kingo knygoje tai buvo žudikas klounas, bet tai buvo tik prasimanymas. Jonas Wayne'as Gacy buvo žudikas klounas ir visa tai buvo pernelyg tikra. Už riebalais nudažytas šypsenos slepėjo kraują stingdantis žmogžudys. Jis tyčiojasi iš policijos, sekančios jo pėdsakais. Ei, norit išduosiu paslaptį? Klounai gali išsisukti nuo žmogžudystės. Kol galiausiai valdžia aptinka siaubingą radinį. Manau, kad visa ši pamatinė erdvė pilna vaikų. Matėm, kad aukų buvo daugiau nei viena, bet nei nenutuokėme, kad jų bus 33. Žudikas atskleidžia nerimą keliančias detalės bylos detektyvams. Prisipažinimo metu sužinojome, kad jis ne tik kankino savo aukas, bet nužudęs jas, įkišdavo joms apatinius į gerklę. Naujos teorijos rodo, kad žuvusių skaičius gali būti didesnis nei manyta iš pradžių. Gali būti ir kitų neišspręstų aspektų. Susipažinkite su Johnu Wayne'u Gacy'u. Smulkus politikas ir ne visą darbo dieną dirbantis klounas, iki kol žmogžudystės jo neišgarsino. Kai po Johno Wayne'o Gacy'o namais buvo rasta daugybė kūnų, žiniasklaida nesnaudė, pranešinėdama apie kiekvieną šiurpią detalę. Ir tai buvo antraštėse kiekvieną dieną. Antras, trečias, aštuntas kūnas. Dar keistesnė situacija tapo, kai paaiškėjo, kad už žmogžudystės atsakingas vyras dažnai rengdavosi klounus ir linksmindavo vaikus. Jonas Wayne'as Gacy yra viena iš priežasčių, kodėl daugelis žmonių kenčia nuo kulrofobijos, klounų baimės. Gacy įkvėpė daugybę filmų, o 1992 metais filme Pagauk žudiką jį vaidino Brianas Dennehy. Brianas Dennehy teigė gavęs laišką iš Johno Wayne'o Gacy, kuriame jis rašė, kad Dennehy yra jo mėgstamiausias aktorius, tačiau nesuprato, kodėl jis vaidins filme, kurį pavadino Filmo apgaulė. Gacy amžinai bus žinomas kaip vienas liūdniausiai pagarsėjusių serijinių žudikų istorijoje. Bet kas pavertė šį vyrą pabaisą, kurios darbai vis dar šiurpina žmonės ir šiandien. Gacy'ų šeima gyveno viduriniosios klasės rajone šiaurės Čikagoje. Johnas turėjo vyresnę seserį vardu Joanne ir jaunesnę seserį Karen. Gacy vyresnysis augdamas Čikagoje buvo gana griežtas lenkas. Jis daug gėrė. Istorija buvo tokia. Visas problemas jis spręsdavo rūsyje gerdamas brandį. Kas naktinės vakarienės varo Gacy vaikus iš proto. Maistas nepakankamai šiltas. Tu girdi mane? Jis šaltas.
Valgykit, valgykit. Buvo gerai žinoma, kad jo tėvas siaubingai smurtavo tiek fiziškai, tiek žodžiu, labai žemino jaunąjį Johną Wayną Gacy. Džono tėvas buvo ūmaus būdo ir Džonas užsitraukdavo rūstybę, jei jo tėvas sužinodavo, kad jis užsiema mergaitišką veiklą. Gacy tėvas norėjo, kad jis eitų žaisti kamuoliu, futbolą ar panašiai, o jaunasis Johnas Waynas Gacy norėjo likti namuose ir gaminti maistą su seserimis arba eiti į sodą su mama. Ką tu vėl sodininkauji? Nesakiau tau, kad tai skirta merginoms. Jis pasipiktindavo, kai pamatydavo, kad Gacy domisi bet kuo, pavyzdžiui, gėlėmis ar mada, žinai, viskuo, kas neva nėra vyriška. Džonas stengiasi įtikti tėvui, todėl 12-metis įstoja į skautų organizaciją. Tačiau jaunasis Džonas jau turi keletą paslapčių, kurios išaiškėja, kai jo mama padaro stulbinantį atradimą. Džonai, ką tu tenais išdarinėjai? Gacy'ui patiko liestis prie jo motinos šilkinių kelnaičių. Jo sesuo netgi užsiminė, kad kažkuriuo metu, kai jis buvo vaikas, matė jį su šiomis kelnaitėmis. Jis daug serga mokykloje. Tuo pačiu metu Džonas tyrinėja savo moteriškąją pusę. Gacy'is turėjo daug sveikatos problemų. Žinote, jis būdavo išsiųstas namo dėl priepuolių ar sąmonės praradimo ir žinote, kalbame apie 6-ąjį dešimtmetį. Galbūt jie tiksliai nežinojo, kodėl tokie dalykai vyksta. Manau, kad pirmiausiai tai galėjo nutikti dėl to, kad jo tėvas jį mušdavo, daužydavo per galvą, galbūt daužydavo medinę lentą. Taigi jis turėjo daug tokių sveikatos problemų, dėl kurių jis būdavo išsiųstas namo, o jo tėvas puldavo jį ir arba mušdavo, arba pardavo dėl šių dalykų, manydamas, kad tai nevyriška, net jei tai ir nebuvo jo kaltė, net jei tai buvo priepuolis ar vienas iš šių sąmonės netekimų. 1964 metais 22 metų Gacy dirba batų pardavėjų, bei tapo aktyvus bendruomenės narys, prisijungdamas prie vietinio JC skyriaus. Gacy'ui norėjo tapti žinomu bendruomenės nariu. Serijiniai žudikai įkūnija šią galios, dominavimo ir kontrolės triadą. Gacy galbūt tai padarė kaip užuominą, norėdamas padėti bendruomeniai, bet iš tikrųjų jis bandė įgyti galios jausmą ir kontroliuoti šias skirtingas kampanijas, kurias pradėjo. Jis sutinka drovę buhalterę, vardu Merlin. Marlin šeima gyveno geriau nei Gacy'o šeima, o jos tėvas turėjo 3 Kentucky Fried Chicken restoranus. Teigiama, kad Gacy tai laikė būdų praturtėti. Po mažiau nei metų draugystės, 1964 metų rugsėjį jiedu susituokė. Johno Wayno Gacy uošvis jautė, kad kažkas negerai su Gacy'u ir stengėsi ją kiek įmanoma įtikinti jo nevesti. 1965-ieji Gacy pasirodė esą svarbus metai. JC šeima jį pagerbė metų vyru, o jo žmona Merlin pastojo su pirmuoju vaiku. Tada 1966 metų vasarį, kai Merlin gimdė ligoninėje, Gacy nuėjo į barą atšvęsti su kolega. Ką manai, gal turėtume nupirkti jom porą gėrimų ir pažiūrėti, kas bus? Johnai, tavo požiūris į seksą yra visiškai neteisingas. Geriausiu atveju tavo tikimybė susirasti merginą ir seksą su ją yra 50 ant 50. Matai, geriau nešvaistyk laiko moterims. Tu pabandyk geriau susirasti vyrą. Teigiama, kad Gacy lydi savo naują draugą namo. Šimta procentų sėkmės rodiklis. Ir tai pirmasis Gacy homoseksualus susidūrimas. Po pirmojo Gacy susitikimo su vyru, jis vyksta į ligoninę pabūti su žmona ir pirmagimiu.
Geisi buvo labai meilus savo naujagimiui sūnui ir to jis neišmoko iš savo tėčio. Tėvystė jam buvo natūralus dalykas. Džonas gauna tai, ko visą gyvenimą troško. Kai Geisi per santuoką pasiekė tai, ką pasiekė pirmą kartą gyvenime, manau, kad jis pagaliau sulaukė šiokio tokio tėvo pritarimo. Ir todėl tas pritarimas Geisi virto meilę ir jausmu, kad jis yra svarbus. Vėliau, 1966 metais, Džonas ir Merlin persikėlė į Waterloo, Jovoje, maždaug už 100 mylių nuo Des Moino. Džono Veino Geisi uošvis pasiūlė jam vadovaujantį darbą KFC Ajovoje. Tai suteikė Geisi galimybę užimti įtakingas pareigas. Ir jis norėjo, kad visi jį vadintų pulkininku, ką jie ir padarė. Geisi taip pat prisijungė prie vietinės Jaycees parduotuvės Waterloo mieste ir labai greitai pakilo karjeros laiptais, tapdamas narių pritraukimo kampanijos pirmininku. Džonas labai rimtai žiūri į savo naujasias pareigas, kuriuose yra įsipareigojęs didinti Jaycees narių skaičių. Norėdamas pritraukti naujų narių, Geisi kviesdavo kitus vyrus į vakarėlius, kuriuose dalyvaudavo prostitutės, ir rengdamas tokias orgijas viešbučiuose bei rodydamas bernvakarius kitiems su Jaycees susijusiems vyrams, Geisi demonstruodavo savo svarbą. Dabar jis yra kietas vaikinas, draugauja su kitais vyrais. Ir tai vėlgi suteikė jam svarbos ir žinomumo jausmą kitų Jaycees narių akyse. Teikdamos seksualinės paslaugas, jos Geisiui pelno tokį žinomumą, kad vos per vieną vakarą jis gali užregistruoti 20 naujų narių. 1967 metais Geisi netgi laimi viceprezidento pareigas Waterloo Jaycees kavinėje. Tais pačiais metais Geisi ir jo žmona Merlin susilaukė antrojo vaiko. Geisis atrodo normalus šeimos žmogus, tačiau turi paslėptų troškimų. Kai Geisi dirbo KFC, jis turėjo prieigą prie daugybės potencialių aukų. Geisi tenkina savo seksualinį apetitą, išnaudodamas nekaltus jaunus vyrus, kuriuos samdo atsitiktiniams darbams. 15-metis Donaldas Voorheesas, žinomo vietos politikos sūnus, yra vienas iš tų vaikinų. Nes, žinoma, jis buvo atsakingas už naujų darbuotojų samdymą, o ką jis samdytų? Dažniausiai šiuos jaunus vyrus. Ir šie jauni vyrai, jei jie nedirbtų su juo KFC, galbūt padėtų jam su kitais projektais. Taip, tai tiesiog šiek tiek tyrimų lytinio švietimo komitetui, kurio narys esu. Ar tai tau skamba priimtinai? Lyg ir gerai. Tikrai? Geisi pradėjo tai, kai jis vadino šiais eksperimentais, su viena iš savo aukų, Donaldu Voorheesu, kuriam buvo vos 15 metų. Tuomet Geisi elgėsi su juo tikriausiai labiau kaip su suaugusiuoju, nei kas nors kitas Donaldo gyvenime. Tuo pačiu metu Geisi supažindina jį su alkoholiu ir tikriausiai stipriaisiais gėrimais. O dar pridurėme, kad Geisi siūlo jam $50 už oralinį seksą. $50 1970-aisiais turėjo atrodyti kaip tikras turtas. 1968 metais Džonas Veinas Geisis pradėjo vilioti jaunus berniukus į savo namus, bei mokėti jiems mainais už seksualinės paslaugas. Viena iš jaunų Geisi aukų buvo Donald Voorhees, kilęs iš labai įtakingos šeimos. 1968 metų kovą Donaldas prisipažino savo tėvui, Ajovos senatoriui, kai buvo paminėtas Geisi vardas. Taigi, kaip sekasi Džonui Geisi? Na, gerai, manau. Jis nori, kad būčiau jo kampanijos vadovas, bet aš dvejoju. Tėti, aš tikrai nemanau, kad tai gera mintis. Kodėl? Voorheesas pasijudo taip nejaukiai, kad prisipažino tėvui, ką Geisi jam darė. Tada Donaldas ir jo tėvas kreipėsi į policiją, kuri suėmė Geisi už sodomiją.
Geisi atlieka 2 melo testus ir teigia, kad neužsiėmė homoseksualia veikla. Poligrafo rezultatai rodo ką kita. Geisi suėmamas ir apkaltinamas sodomija. Jis nuteisiamas 10 metų kalėti, Anamose State kalėjime. Geisi pasaulis griūva, kadangi jo žmona Merlin grasina jį palikti. Aš nesutinku su skyrybomis. Tavo tėvas tau meluoja. Pranešama, kad Geisi daugiau niekada nebepamatys savo žmonos ir vaikų. Kalėjime Geisi yra labai socialus. Netgi dainuoja kalėjimo chore bei tampa vyriausiųjų virėjų. Jis buvo laikomas pavyzdingu kaliniu. Jis gavo darbą virtuvėje ir buvo laikomas tikrų kalėjimo virėjų. Jis studijavo Bibliją. Jis buvo labai įsitraukęs į veiklą. Jis mielai bendravo su kitais kaliniais, užmezgė pažintis ir rado bendraminčių. Iš esmės, jis griežtai laikėsi visų taisyklių ir darė tai geriau nei bet kas kitas. Net iki tokio lygio, kad visi pagalvojo. Na, jis priėmė blogą sprendimą ir mes jo nebausime viso likusio gyvenimo. Todėl mes jį paleisime. Kol Geisi buvo kalėjime, jį apžiūrėjo kalėjimo psichologas. Ir tas psichologas pasakė, kad jis greičiausiai ateityje nebedarys jokių antisocialių veiksmų. Taigi psichologo rekomendacija, Geisi buvo paleistas anksčiau laiko praėjus 2 metams iš 10 metų laisvės atėmimo bausmės. Jis atliko tik 2 metų bausmę. 1970 metų birželio 18 dieną Jonas Waynas Geisi buvo paleistas iš kalėjimo, atlikęs mažiau nei 2 metus bausmės. Jis grįžta į Čikagą ir apsigyvena pas motiną. Čia prisijungia prie vietinės JC's šeimos. Grįžęs į Čikagą, Geisi įkūrė statybų įmonę pavadinimu PDM, o pagrindinis jo užimtumo šaltinis buvo, tarkime, 14-25 metų berniukai. 1971 metų gegužę Jonas susitikinėja su Carol Hoff, išsiskyrusią moterimi ir 2 dukterų mama. Po trumpos draugystės Carol ir jos dukteris persikelia gyventi pas Geisi. Tai serinio žudiko dualumo dalis, kai jis buvo malonus jos dukterims. Jos vadino jį tėčiu, jos priėmė jį kaip savo tėvą. Mylinti šeimos vyras ar ne, Jonas Waynas Geisi turi slaptą lytinį gyvenimą, kuriuo jis mėgaujasi rinkdamasis jaunus vyrus. Tačiau 1972 sausį, kai Carol yra išvykusi, Geisio nepasotinamas geismas paaugliams berniukams įgauna kraupų posūkį. Džonas nuėjo į autobusų stotį ieškoti pasimatymo. Ten jis sutiko Timothy Jacką McCoyų, kuris grįžo namo iš kalėdų atostogų. Geisis ir McCoyus praleido naktį kartu. Kitą rytą, kai McCoyus gamino pusryčius, Geisi pamatęs jo rankoje peilį, pajuto jį kaip grėsmę. Ką tu darai? Dieve, ne. Ar tu išprotėjai? Ne, prašau, nedaryk to, ne. Taigi jis jį mirtinai subadė. Ir jis pasakė, kad visur buvo kraujo. Jis nesuvokė, kiek daug kraujo gali ištekėti iš žmogaus. Ir jis pasakė, kad tuo metu jo žmona buvo išvykusi visai dienai. Taigi jis greitai įmetė kūną į pamato ertmę ir grįžo atgal bei pradėjo valyti kraują. Jis sakė, kad jam prireikė visos valandos, kol nuvalė visą kraują. Jis pridūrė, kad ką tik nuvalė paskutinį kraujo lašą, kai pro duris įėjo jo žmona. Sveikos mergaitės, kaip laikotės? Oho, kaip gera jūs matyti. Ar ką tik išvaliai virtuvę? Žinoma, kad valiau. Kaip miela. Mano mergaitė, gera tave matyti. Man irgi gera tave matyti. Einu pažaisti su tomis mergaitėmis. Ei, mergaitės, tuojausiai jūs pagausiu. Carol nė nenutuokė, kad Jonas ką tik įvykdė žmogžudystę. Pora susituokė 1972 metų Liepą. Vedęs Carol ir tarsi pradėdamas tą procesą iš naujo, manau, jis tikėjosi, kad tai suteiks jam galimybę atgauti viską, kas iš jo buvo atimta per įkalinimą.
Tačiau Carol netrukus supras keistą Geisio elgesį. Galiausiai Carol pamato įrodymų, kad Geisi mylėjosi ir galbūt darė kitus dalykus su jaunais vyrais. Garaže jį pamatė ant grindų gulinti čiužinį ir šilkinius apatinius, kuriuos jis dėvėjo, kai tenkino savo malonumus. Jie matyt jam priminė jo motiną. Carol taip pat aptinka kelias piniginės, priklausančias jauniems vyrams. Ji priekaištauja vyrui dėl savo radinių. Johnai, neišeik tiesiog taip. Nuėjau į garažą. Kas čia vyksta? Kodėl turi šią piniginę? Kodėl tu lendi ne į savo reikalus, Carol? Carol skundžiasi Johnui dėl nemalonaus kvapo, sklindančio iš rūsio po žeme. Kad užmaskuotų lavono dvoką, Johnas jį uždengia cementu. Vėliau jis pasamdys 2 darbuotojus, kasti kapus būsimoms aukoms, apsimetant, kad jie kasa santechnikos tranšėjas. Davidas Kraumas ir Michaelas Rossis buvo 2 itin ištikimi Johno Wayno Geisio darbuotojai. Jie buvo labai neramūs vaikai, iš blogų šeimų ir panašiai. Ei, kaip jums sekasi ten apačioje? Jau baiginėjat? Dar ne, Johnai. Gerai, dabar kaskit tik ten, kur pažymėjau. Tai vienintelė vieta, kur noriu, kad kastumėt. Kur pažymėjau? Mes supratome, Johnai. Jie kasė šios griovius, bet jie nėra kvaili. Žinai, Geisi jiem pasakė, kad tai dėl to, kad užlieja patalpą ir drėgmės pogrindyje. Tačiau po kurio laiko esu tikras, kad jie suprato, kas čia vyksta. Tada per motinos dieną, 1975 metais, po mažiau nei 3 metų santuokos, Geisi šokiruojančiai prisipažįsta Carol. Aš negaliu to daryti. Geisi sako savo žmonai, spėk ką, aš esu biseksualus ir mes niekada daugiau neturėsime lytinių santykių. Jo žmonai viskas pradeda aiškėti, kodėl garaže yra čiužinys ir kodėl Geisis leidžia laiką su jaunais vyrais. Taigi visa tai veda prie taško, kai ji tiesiog daugiau nebegali to pakęsti. Geisi ir Carol skyrybos buvo įformintos 1976 metais. Dabar vienišas vyras, Geisi laisvalaikiu rengiasi klounų pogo ir savanoriauja vaikų ligoninėse. Geisi sukūrė šį klauno pogo įvaizdį, kuris simbolizavo Geisi, Lenką ir nuolat kelyje esantį pogo. Magijos triukai ir persirengimas klounu suteikė jam beveik galimybę atkurti savo vaikystę ir daryti gerus darbus šiems vaikams. Manau, kad visa tai buvo jo gyvenimo dūmų ir veidrodžių dalis. Noriu, kad pažvelgtumėte čia, kad nematytumėte, kas vyksta čia. Geisi rengia didžiulius kostiumų vakarėlius, į kuriuos kviečia kaimynus ir įtakingus politikus. Geisi rengdavo labai didelius vakarėlius, kuriuose visi puošdavosi, ir jis kviesdavo daug įtakingų politikų. Nes kai esi viešumoje, niekas tavęs neįtarė darant ką nors blogo ar nesąžiningo. Johnas Waynas Geisi žūliai pradeda apsimetinėti policininkų, kad įviliotų pažeidžiamus jaunus vyrus. Ir 1977 metų gruodį jo iškrypta gudrybė atsiperka. Ei, ar gali parodyti asmens dokumentą? Lipk į automobilį, nulenk galvą. Tiesiog būk ramus. Dabar padėk rankas už nugaros. Aš tau juos uždėsiu. Dabar pasilenk į priekį ir užsičiaupk. Užsičiaupk dabar pat. Žiūrėk į grindis. Tiesiog užsičiaupk. Robertas Donnelly nuvežamas į Geisi namus, kuris prievartaujamas ir kankinamas. Geisio kankinimas Robertui Donnelly yra sadistinio serinio žudiko požymis.
Jis daugybę kartų panardindavo jo galvą į vandenį, iki kol jo vos nenuskandindavo. Geisis buvo grynas blogis, o šis vaikas manė, kad jis mirs. Galiausiai jis tiesiog palieka Robertą Donalį kažkur be sąmonės ir, žinote, jis pabunda. Tada jis sukaupė drąsą ir nusprendžia pranešti policijai. Donnelly praneša apie užpuolimą ir Gacy yra apklausiamas policijos. Jis prisipažįsta turėjęs tai, ką vadina vergišku seksu su Donnelly, tačiau tvirtina, kad tai buvo abipusių susitarimų. Policija jo patikė ir jokie kaltinimai nepateikiami. Valdžia mažai žino apie laikiną kapą Gacy namo pogrindyje. Daugelis Gacy aukų atsidūrė pogrindyje po jo namu. Tuo tarpu Gacy palaiko geriečio įvaizdį bendruomenėje, persirenginėdamas klounų pogo bei linksmindamas sergančius vaikus. Tačiau 1978 metų kovo 22-ąją jį vėl užvaldo jo troškimas naikinti. Gacy leidžiasi į medžioklę, kur suranda Jeffrey Rignalą. Žudikas suviliojo auką į savo automobilį marihuanos suktinę. Gacy uždėjo Jeffrey ant burnos chloroformų išmirkytą skudurėlį, kol šis neteko sąmonės. Kai jis pabudo, Jeffrey buvo Gacy namuose. Tarp užpuolimų Jeffrey Rignalas atsigauna, bei pastebi kambaryje kitą vyrą. Ši keista paslaptis vėl iškils tik po 10 mečių. Policijos patvirtintoje Rignal ataskaitoje teigiama, kad po to, kai Gacy jį siaubingai ir žiauriai išprievartavo po užmigdymo chloroformų, jis atsibunda, bet yra dezorientuotas ir paliktas Lincolno parke. Jam tenka pripažinti, kad jis 3 dienas praleidžia iš esmės laukdamas. Rignalas pastebi Gacy automobilį, bei seka jį iki jo namų. Ten jis sužino jo namų adresą ir praneša kitai policijai, kuri išduoda orderį. Gacy suimamas ir jam pateikiami kaltinimai dėl smurto. Jis paleidžiamas už užstatą ir nustatoma jo teismo data. Tuo tarpu Gacy pradeda dirbti Demokratų partijoje apylinkės kapitonu, kur koordinuoja bendruomenės renginius ir netgi susitinka su pirmąja ponia, Rosalind Carter. Tai buvo vaikinas, kuris buvo aktyvus savo bendruomenės gyvenime. Jis netgi nusifotografavo su pirmąja ponia Rosalind Carter. Niekas nežinojo, kad jis gyveno dvigubą gyvenimą, įskaitant ir žmogžudystės. Įdomu tai, kad jo nuotraukoje su Rosalind Carter ant atlapo buvo slaptosios tarnybos ženkliukas. Tas ženkliukas leido jam priartėti prie prezidento, ko jis neturėjo galimybės gauti, kadangi buvo teistas. Jis gyvena atvirai šiame mele. 1978 metų gruodžio 11-ąją Johnas Waynas Gacy susitinka su Nissan vaistinės savininkais Čikagos priemiestyje aptarti statybos darbų. Gacys nuėjo į vaistinę ir pateikė savininkams pasiūlymą. Ir ten jis pamatė Robą Piestą. Robas nugirdo Gacy kalbant apie tai, kiek jis moka vidurinių mokyklų moksleiviams už darbą pas jį. Ir tai buvo daugiau, nei jis uždirbdavo vaistinėje. Lauke Gacys pamato jauną darbuotoją išnešantį šiukšles ir pradeda pokalbį. Gacys pasako Robui Piestui, kad norėtų jį įdarbinti, bet šiandien Robo mamos gimtadienis, o ji kaip tik atvyko jo pasiimti iš darbo. Labas, mama. Mama, šis rangovas nori su manimi pasikalbėti dėl darbo. Viskas gerai, aš čia šiek tiek apsižvalgysiu. Ei, kai baigsiu, galėsime grįžti namo ir atšvęsti tavo gimtadienį. Kol jo mama laukia vaistinėje, Robas nueina į netoliese esančius Gacy namus aptarti darbo. Tada! Kaip jums tai pavyko? Duok man savo rankas, aš tau parodysiu. Užsidėk tą. Dabar aną. O kur čia triuko paslaptis?
Triukas tas, Robai, kad nebūtum kvailas. Visi žino, jei turi antrankius, reikia turėti ir raktą, kad juos atrakintum. Taigi klausimas yra, Robai, ar turi raktą, ar esi kvailas? Geriau leisiu jam skambėti. O Dieve. Kaip ten tavo tėvai vaistinėje? Jie turbūt labai dėl tavęs nerimauja. Geriau parvežiu tave atgal. Man sakė, kad padarysi bet ką dėl pinigų. Žinok, aš nesu koks ten vaisių rinkėjas. Ne, ponia. Tai gal man tiesiog tave išprievartauti? Jau maniau, kad mane nužudysit, ponia Geisi. Geriau parodysiu tau dar vieną triuką. Kad kelias nedulkėtų. Geisio telefonas vis skamba, o Robas Pystas skiria paskutinius įkvėpimus. Paskutinis telefono skambutis buvo iš Geisi tetos, kuri pasakė, kad jo dėdė tuoj mirs. Taigi Geisi paziko Robą Piestą ir nuvyko į ligoninę. Pystų šeima labai susirūpinusi ir visą naktį ieško Robo, kol jo mama sėdi prie telefono. Norėčiau pateikti dingusio asmens pranešimą, prašau. Mano sūnus. Tuo metu dingę asmenys buvo šiek tiek dažnesni. 8-ame dešimtmetyje jų buvo šiek tiek daugiau. Vaikai bėgdavo. Ir dažnai, jei policija turėjo bent šiek tiek žinių apie vaiką ar kažką panašaus, dažnu atveju jis net nebuvo iš karto prijungtas prie kompiuterio. Rob Pyst buvo išimtis. Tenka pagirti pirmąjį pareigūną, kuris priėmė pranešimą ir jie iš karto ėmėsi šio reikalo ir iš karto susidarė nuomonę, kad šis vaikas buvo geras vaikas ir jam viskas sekasi, todėl jis nebūtų pats pabėgęs. Policija, remdamasi jo seksualinio smurto istoriją, suranda Geisi arešto įrašus. Jie keliauja jo apklausti. Sveiki, kaip laikotės? Norėtume pagalbos dėl dingusio nepilnamečio, kuris paskutinį kartą buvo matytas toje vaistinėje, kurioje buvote vakar vakare. Taip, buvau vaistinėje darbo reikalais. Mačiau ten porą berniukų, tik tiek. Turėjau įsvykti ir nuvykti į ligoninę, kur buvo mano mirštantis dėdė. Tačiau nespėjau laiku, jis mirė. Bet kadangi buvote vienas iš paskutiniųjų žmonių mačiusių Robą Piestą gyvą, man reikės, kad atvyktumėte į nuovadą ir užpildytumėt liudytojo anketą. Negaliu ten atvykti dabar. Turiu daug reikalų. Užsuksiu vėliau. Geisi paėmė Robo Piesto kūną ir suviniojo jį į oranžinį kilimėlį. Jis įdėjo jį į savo Oldsmobile ir nuvažiavo prie upės, kad atsikratytų jo kūno. Tuo tarpu policija aptiko ankstesnį Geisio teistumo sodomiją, todėl pradėjo ieškoti įrodymų, kurie galėtų susieti jį su Robo Piesto dingimu. Po pirmojo kratos orderio jo miegamajame radome apie 3 vairuotojo pažymėjimus, kurie priklausė jauniems vyrams. Atlikę nedidelį tyrimą, išsiaiškinome, kad jie buvo paskelbti dingusiais asmenimis, o kai kurie iš jų dirbo Johnui Wayne'ui Gacy. Tai mus gana trikdė. Manėme, kad be mūsų aukos tikriausiai buvo įvykdytos dar bent 2 ar 3 žmogžudystės. Policija nerado jokių Robo Piesto pėdsakų, tačiau rado jam priklausantį kvitą, todėl Geisi buvo stebimas visą parą. Geisi pavyko išvengti pirmosios stebėjimo komandos, kai Dave'as Hackmeisteris ir Mike'as Albrechtas gavo užduotį ieškoti Robo Piesto. Anksti nustatėme, kad Johnas Wayne'as Gacy tikriausiai buvo susijęs su jo dingimu. Nors asmeniškai Robo Piesto nepažinojome, tyrimo metu jį pažinome geriau. Visi turėjome jo nuotraukų. Jautėmės, lyg jis būtų mūsų šeimos dalis. Kai pirmą kartą pradėjome stebėti Gacy, tikėjomės, kad per kitą dieną ar 2 rasime Robą Piestą gyvą. Policija nežino, kad Gacy nužudė daugiau nei 30 jaunų vyrų. Bet kadangi jie pasiryžę išspręsti Robo Piesto bylą, jie pradeda apklausinėti Gacy artimuosius.
Viena iš jų, jo buvusi žmona. Buvusi Gacy žmona Carol papasakojo jiems apie vaiką vardu Jonas Bukovičius, kuris anksčiau dirbo jam. Ir kaip Gacy jai pasakė, kai jis nustojo pas juos lankytis, kad jis neva pabėgo iš namų. Paauglys Jonas Bukovičius vėliau bus rastas negyvas po Gacy garažu. Bet iki tol policija apklausė kuo daugiau Gacy darbuotojų, įskaitant Davidą Kramą. Ar pastebėjote ką nors neįprasto ar įtartino aplink Gacy namus ar nuosavybę? Garaže jis turėjo porą piniginių, kuriuose vis dar buvo asmens dokumentai. Manau, kad vienas vairuotojo pažymėjimas dar galiojo apie metus. Jis sakė, kad jie priklausė keliems mirusiems žmonėms. Galit pakartoti? Miręs. Nebėra gyvų tarpe. Ar kada nors jo klausėte, iš kur jis tai žinojo? Ne. Ar ponas Gacys kada nors rodė jums kokių nors papuošalų? Jonas man padovanojo porą laikrodžių, kai kelis kartus pavėlavau. Jis rausėsi papuošalų dėžutėje ir padavė juos man, sakydamas, tu nebeturi jokio pasiteisinimo daugiau pavėluoti. Kitas Gacy darbuotojas, vardu Michaelas Rossi, policijai pasakoja, kad 17-metis paauglys Gregas Gocikas dingo maždaug po savaitės nuo tada, kai pradėjo dirbti Gacy'ui. Davidas Kram ir Michaelas Rossi. Visada turėjau jausmą, kad jie kažką žinojo apie žmogžudystės. Šie vaikinai buvo gatvės išminties kupini. Žinote, nežinau, kaip jie galėjo nežinoti, kad Gacy darė blogus dalykus. Gacy namuose atlikdami kratą, policija aptiko Jono Ziko, dingusio 19-mečio išleistuvių žiedą. Įrodymai kaupėsi. Robas Pistas dingo maždaug prieš 5 dienas ir detektyvai žino, kad negali paleisti Jono Wayno Gacy'o iš akių. Jono Wayno Gacy tyrimas buvo labai unikalus. Tai nebuvo slaptas sekimas, tai buvo atviras sekimas. O tai reiškia, kad jis žinojo, kad mes esame policija. Jis žinojo, kad mes jį sekame. Pirmą kartą susitikę su Gacy mes pradėjome pokalbį. Tuo metu jis buvo gana pagyrūnas. Ei, ar judu federaliniai pareigūnai, ar ką? Ne. Mes esame Des Plaines policijos departamentas. Mes atliekame dingusių asmenų tyrimą. Na, nežinau, kodėl mane sekate. Aš esu klounas. Esu registruotas klounas. Norite sužinoti paslaptį? Klounai gali likti nenubausti už žmogžudystę. Jis tikrai sakė, kad klounai gali likti nenubausti už žmogžudystę. Jonas Waynas Gacys yra įtariamas kelių jaunų vyrų dingimu. Tačiau jis pateikė laikinąjį draudimą policijai, kuris grasina sutrikdyti jų tyrimui. 1978 metų gruodį, praėjus 8 dienoms po Robo Pisto dingimo, detektyvai gauna proveržį byloje, kurioje taip tikėjosi. Detektyvai nustato, kad Jonas Waynas Gacys ir nuotraukos kvitas, kurį jie gavo iš pirmojo kratos orderio, buvo Robo Piesto kišenėje tą naktį, kai jis dingo. O tai įrodo, kad Robas Piestas buvo Gacio namuose. Ir to jiems pakako, kad gautų antrą išsamesnį kratos orderį. Kol pareigūnai laukia kratos orderio išdavimo, stebėjimo komanda toliau seka Gacy. Nenorėjome su jais per daug susidraugauti, todėl nusprendėme neiti į jo namus. Kita vertus, kita komanda tam neprieštaravo ir iš tiesų nuėjo. Ir tai labai pasiteisino bylos tyrimui, kai kita komanda, Ronas Robinsonas ir Bobas Šulcas, sekė Gacy. Jonas juos pakvietė ridun. Jam būnant vonios kambaryje, įsijungė karštis. Jis pasakė, kad vos tik įsijungė, jis pajuto labai nemalonų kvapą. O Dieve. Ir jis iškart pasakė, kad tą kvapą prilygino apygardos morgui. Jie yra namo rūsyje. Jis sakė, kad jam pakaušyje plaukai pasišiaušė. Tačiau policija negali apieškoti Gacio namo, kol nebus išduotas antrasis kratos orderis. Taigi kitą naktį stebėjimo komanda seka Gacy iki jo advokato kabineto. Mes ten buvome gal valandą ir Maikas paskambino radijo stotele, nešiojamojų radijo imtuvu, ir sako, hei Deive, niekada neatspėsi, advokatai nori, kad mes užeitume. Jis pasakė, kad jie staiga su mumis elgėsi labai maloniai, jie visą savaitę nebuvo mums malonus. Įtarėme, kad jis prisipažino savo advokatams ir kad jiems ten reikėjo policijos.
Aš to nenorėjau. Pirmasis vaikas įstirėjo peilį mano virtuvėje ir aš maniau, kad jis mane nužudys. Jie atrodė labai nervingi ir tai privertė policininkus įtarti, kad galbūt jis prisipažino dėl žmogžudysčių prieš pat jiems atvykstant. Tai tik patvirtino mums faktą, kad jie buvo mirtinai išsigandę ir kad šis vaikinas turėjo prisipažinti. Džiaugiuosi, kad jūs čia, vaikinai. Nepaleiskite jo. Taigi advokatas mums iš tikrųjų pasakė, jei jis bandys pabėgti. Užblokuokite jo automobilį, jei reikės peršaukite padangas. Bet ką bedarytumėte, nepaleiskite jo. Šiuo metu mes galvojame apie 4, 5 ar 6 žmogžudystės. Tačiau pareigūnai dar negali teisiškai sulaikyti Geisio, todėl seka jį iki netoliese esančios degalinės. Kitas Geisio žingsnis suteikia policininkams priežastį, leidžiančią suimti žudiką be orderio. Pasakiau Maikui per radiją. Maikai, mes čia turime šiokį tokį narkotikų sandorį. Ką tau Džonas davė? Nusprendėme, kad dabar nieko dėl to nedarysime. Įsidėsime narkotikus į kišenę ir pažiūrėsime, kas bus. Miesto prokuroras Terry Sullivanas duoda įsakymą suimti Geisį už narkotikus. Vyrukai, ką jūs darote? Tai absurdiška. Džonai Geisy, tu suimtas už marihuanos. Ką tu darai? O, ką aš padariau? Gali gyventi su manimi. Ką tu darai? Palaukite minutėlės. Ką aš padariau? Ką aš padariau? Džonas nieko nesakė, kai buvo suimtas už narkotikų sandorį. Šiuo metu jis jau porą dienų nepersirenginėja. Jis turi 3 dienų barzdą. Jis atrodo tikrai prastai. Jo elgesys labai pablogėjęs. Atrodo, lyg jis būtų palaužtas. Išduodamas antrasis kratos orderis, pareigūnai užplūsta Geisį rančo stiliaus namus ir nedelsdami apieško namo pogrindį. Jonatonai, ar tai pistas? Ne, šis kūnas čia jau per ilgai. Manau, kad visa ši pagrindinė erdvė pilna vaikų. Tada Geisis suimamas už žmogžudystę. Geisį visiškai prisipažįsta. Džono reakcija į kaltinimą žmogžudystę neįtikėtina buvo gana stoiška. Geisį prisipažino nužudęs vieną vaiką po kito, bet visada kaltino pačią auką. Galiausiai Geisį prisipažįsta nužudęs 33 jaunus vyrus, bei sunaikinęs jų kūnus. Nužudęs savo aukas, jis kišdavo jų apatinius į jų gerklę ir iš tikrųjų palaidojo 27 kūnus pagrindinėje erdvėje po savo namu. Džonas Bukovičius buvo po cementu garaže, o Robas Piestas kartu su kitais buvo įmesti į upę. Ir daug kartų jis sakė nužudęs 2 vienu metu. Jis 2 žmonės padarydavo neveiksnius ir nužudydavo vieną jaunuolį kitokį vaizdoje, o tada nužudydavo ir antrą asmenį. Prisipažinimo metu, pasak jo, buvo atvejų, kai aš iš tikrųjų padarydavau vaikus neveiksnius ir galėdavau juos palikti ramybėje, nes jie negalėjo pajudėti. Tada nueidavau persirengti klauno kostiumu, kurį jis laikė bloguoju klaunu, ir tai buvo labai nerimą keliančiai atrodantis klaunas, ir jis sakė, kad dar šiek tiek kankins vaikus, o tada apsirengęs kaip blogasis klaunas, juos nužudys. Virvės esmė buvo ta, kad jis užrišdavo vieną mažą, labai laisvą mazgą aplink kaklą. Jis turėdavo lazdą, o tada kitoje lazdos pusėje užrišdavo kitą labai laisvą mazgą, o lazda būdavo pakankamo ilgio, kad tilptų tarp aukos peties ir galvos, ir jis tiesiog pradėdavo ją sukti, kad suspaustų aplink kaklą ir iš esmės pasmaugtų auką. Vienas iš jo man pateiktų teiginių buvo, kad žinai, Maikai, aš neketinu už tai praleisti nė dienos kalėjime, bet jis ketina gintis nuo nepakaltinamumo. Nustebau, kai jie manęs klausinėjo apie Geisį ir jo psichinę būklę.
Nemanau, kad Gacy buvo visiškai pamišęs. Jis buvo tiesiog blogis. 1978 m. gruodžio 22 Johnas Waynas Gacy prisipažino policijai, kad per pastaruosius 6 metus nužudė daugiau nei 30 jaunų vyrų ir berniukų. Šalti Čikagos žiemos orai negali sulaikyti žiniasklaidos minių nuo Johno Wayno Gacy namo stebėjimo. Kiekvieną dieną pasirodo naujos antraštės bei stulbinantis atradimai. Žinote, būdavo randamas dar vienas kūnas, ištraukiamas dar vienas kūnas, arba ištraukiami 3 kūnai ir kiekvieną vakarą jie atlikdavo surašymus. Gacy braižo rūsio, kuriame galima rasti kūnų žemėlapį. Kasinėjimai sustabdomi tik tada, kai žemė tampa per daug įšalusi, kad būtų galima kasti. Peržiūrėjome 200 dantų įrašų rinkinių, taigi tai buvo masinis darbas ir kiekvieną savaitę gaudavome dar 3, 4 ar 5 ir turėjome nuspręsti, ar tai nuoseklu ir ar įmanoma identifikuoti. 1979 m. balandžio 9 Des Plaines upėje randamas plūduriuojantis kūnas. Jis neabejotinai identifikuojamas kaip Robas Pistas. Gacy nepripažįsta kaltės dėl nepakaltinamumo, dėl 33 žmogžudystės atvejų. Dėl žiniasklaidos dėmesio Čikagos regione Gacy'o teismo procesui surasti nešališką prisiekusiųjų teismą yra iššūkis. Todėl prisiekusiųjų teismas parenkamas iš šiaurinių Ilinojaus miesto, Rockfordo. 2 liudytojai, liudijantis prieš Johną Wayną Gacy, yra išgyvenusios aukos Robertas Donnelly ir Jeffrey Rignalas. Tai buvo žiaurus teismas. Donnelly ir Jeffas Rignalas abu stojo liudyti ir Rignalas per savo parodymus buvo taip nusiminęs, kad apsivėmė. Po vos 2 valandų svarstymų prisiekusieji grįžta su nuosprendžiu, kuriame teigiama, kad jis kaltas dėl visų kaltinimų. Johnas Waynas Gacy nuteisiamas mirties bausme. Teismo procesas buvo toks emocingas, kad pabaigoje visi verkė. Teisėjas, prisiekusieji, visi išskyrus Johną Wayną Gacy. Niekada nekenčiau Gacy'o, bet tikrai norėjau, kad jam būtų skirta mirties bausmė. Jei jis nebuvo nubaustas mirties bausme, tai niekas neturėtų jos gauti. Būdamas įkalintas, Gacy'is ir toliau sulaukė žiniasklaidos dėmesio. Kalėjime Gacy pradėjo tapyti ir prasidėjo ši niūri jo paveikslų rinka. Gacy'o egzekucija numatyta 1994 m. gegužės 10-ąją. Pritraukė minia žmonių. Kalėjime Johnas Waynas Gacy suvalgo paskutinį Kentucky Fried Chicken patiekalą ir po to yra palydimas į mirties kamerą. Tada Gacy vykdoma mirties bausmė, suleidžiant mirtiną injekciją. Paskutiniai Gacy žodžiai buvo "pabučiuokit man užpakalį". Viena iš aukų, Grego Odziko motina, mirė anksčiau nei Gacy ir tai buvo sunku priimti. Ji niekada nepajuto to pasitenkinimo, ar kad ir kaip tai bepavadintumėte, ji negalėjo pamatyti, kaip Gacy'is iš tikrųjų kentėjo už tai, ką jis jai padarė. Praėjo 10-mečiai nuo jo žiaurių nusikaltimų ir iki šiol yra neatpažintų kūnų. Žmonėms toliau tyriant Johno Wayno Gacy'o bylą atsiranda potencialių įrodymų, rodančių, kad Gacy neveikė vienas. Taip pat spėliojama, kad Gacy galbūt palaidojo aukų kūnus po daugiabučių, kuriame gyveno jo motina. Įsitraukiau į šią bylą, nes vienas pensininkas detektyvas papasakojo istoriją, kuri mano manimu buvo įdomi. Jis matė Johną Wayną Gacy 3 valandą nakties su kastuvu. Kalbėjausi su vaiku, kuris dirbo Johnui Waynui Gacy. Kalbėjau su kaimynu ir jie papasakojo panašias istorijas. Gacy kasė duobes vidury nakties, kas šiame daugiabutyje atrodė labai keista. Po 10-mečių tyrimas tęsiasi, o dingusiųjų šeimos vis dar tikisi atsakymų. Yra žmonių, kurie norėtų, kad tas turtas būtų iškastas, kad kartą ir visiems laikams sužinotų, ar ten palaidota kitų aukų. Nesu tikras, ar kada nors gausime visus atsakymus, bet tai verčia stengtis rasti kai kuriuos iš šių atsakymų, kad bent jau pabandytume kai kurioms šeimoms suteikti bent kažkokį užuojautą.